Blemba, tingiu šiandien eiti į treniruotę, blogas oras. Šiaip jau, matau, kad į kamščius papulsiu. Ai, dzin, rytoj nueisiu į treniruotę. Vyras negrįžta. Kaip čia su tais vaikais daryti? Vaikai! Ar turit ką valgyti? Negrįžta tas mano vyras. Ir šiandien neisiu į tą treniruotę. Tiek to jau, neisiu, tai neisiu. Bet kaip tingiu aš eiti į tą treniruotę, vakar nebuvau, užvakar nebuvau. Na tai šią savaitę vieną kartą tik buvau. Tai gal ir nereikia eiti į tą treniruotę. Pradėsiu nuo pirmadienio, 2 kartus į savaitę. Koks jau skirtumas? Tai palauk. O tai tu negali atlikti namie pratimus? Ar tu taip ir voliosis ant šito sosto? Geriau pagulėsiu. Bet žinok, aš manau, kad tu geriau pasėdėk ir padaryk nors vieną pratimą. Kokį pratimą? Tai nors šitą, nors šitą. Ir taip kiekvieną dieną. Jeigu tu netėjai į tą treniruotę, padaryk tu nors kažką dėl savo kūno, nes jeigu nieko nedarysi, discipliną suformuosi tokią, kad tu niekada niekur nedarysi ir lauksi sausio. Nes taigi visi pradeda sportuoti sausį. Pasekite mane tam, kad suprasti, dėl ko nors vienas pratimas mūsų gyvenime turi užimti dienoje vietą. Blemba, šitas tai geras, bet pasižiūrėsim.